Pripažįstama, kad bronzos amžius pakeitęs akmens amžių yra tikroji civilizacijos aušra. Maždaug prieš 7000 metų ėmė formuotis pirmieji miestai ir valstybės. Prieš 5500 metų šumerų pirkliai sukūrė raštą. Po 500 metų jais pasiekė egiptiečiai. Bronzos amžiuje pradėta statyti laivus ir kaldinti ginklus, o babiloniečiai išrado ratą. Tuo metu gimė net kelios nepriklausomos civilizacijos, tarp kurių buvo Šumero, Egiptų, Kinų ir Asirų. Jos taip išmoko valdyti vandenį, tvenkti užtvankas ir drėkinti žemę, kad kai kurie tyrėjai jas vadina hidraulinėmis civilizacijomis. Tuo metu Europoje dominavo Egėjo viduržemio jūros kultūros. Pirmieji bronziniai dirbiniai, tai yra dirbiniai šito lydinio, atsirado prieš 6000 metų ir dar net ir anksčiau, o Europoje pradėjo plisti jau vėliau, tačiau, tarkim, Egėjų regione, Graikijoje 3 tūkstantmetį prieš Kristų, vidurio Europoje 2 tūkstantmečio vidury, na, o į mūsų regioną, į Rytų Baltijos regioną, jau bronziniai dirbiniai pradėjo plisti daug vėliau, 2 tūkstantmetį prieš Kristų. Tai čia pradžia. Ji taip pat buvo skirtinga. O kuomet baigėsi šitą epochą, taip pat sunku pasakyti, tačiau su tam tikrais procesais siejama 8 amžius prieš Kristų, jau kai pirmieji geležiniai dirbiniai atsiranda Europoje. Be abejo, naujojo amžiaus gimimą paspartino žmonės, pirmieji prieš 8000 metų pastebėję vario rūdą ir pamėginę iš jos pasigaminti šitą naudingą. Vario rūdynus buvo nesunku aptikti kalnynuose, todėl su šiuo metalu pradėta eksperimentuoti anksčiausiai. Tuo tarpu atrasti geležį rūdų telkiniuose pavyko kur kas vėliau. Štai taip atrodė viena tokia vario kasykla Negevo dykumoje Izraelyje. Taip šis metalas ir tapo esminiu bronzos amžiaus elementu, tačiau vien jo nepakako. Metalo laikotarpis priešistoriai skirtumas net 2 atskirus į vario amžių, kai buvo gaminami tik variniai dirbiniai. Tai buvo ankstesnis laikotarpis ir vėliau tas vario ir alavo lydinys. Kodėl pradėta lydyti? Eksperimentavimo keliu pastebėta, kad sulydant šios 2 elementus gaunami daug patvaresni dirbiniai, jais galima eksperimentuoti, išgauti įvairesnes formas, jie yra ir stabilesni, ir daugybė įvairesnių kokybinių savybių tas metalas turi, lyginant su variu. Ir todėl įvyko tas toks lūžis, kai masiškai pradėta gaminti bronzinius dirbinius iš šito lydinio ir kai šita technologija plito po visą Europą ir pasiekė net periferinius regionus. Kaip plito bronzos amžius kartu su technologijomis ir dirbiniais, matyti šiame žemėlapyje. Prieš maždaug 4,5 tūkstančio metų varį ėmė kasti teritorijose, kuriuose dabar yra Vokietija, taip pat Karpatų kalnų regione. Per keletą šimtmečių bronzos pramonė išplito po Europą ir vietos meistrai ėmė kaldinti ir lieti savitus dirbinius. Vario rūda buvo kasama Alpėse, Bohemijos priekalnėse ir taip bronza išstūmė akmeninius dirbinius. Kadangi mūsų Rytų Baltijos regione nebuvo nei vario, nei kitų gamtos turtų, tokių kaip aukso, vertinguosius dirbinius teko importuoti, keisti į kitas prekes. Čia tikrai labai nedaug bronzinių dirbinių, tuo tarpu einant gilyn į vidurio Europą, kad ir vidurio Vokietiją, apsilankant muziejuose tiesiog nustembi, kokio turtingumo randami kompleksai, būtent iš bronzos lobiai, kelis kilogramus sveriantis ar daugiau. Tai be abejo vidurio Europa labai yra turtinga bronzos dirbiniais, visa Lenkijos teritorija, Vokietijos teritorija ir toliau link Prancūzijos, Šveicarijos, Alpių regionas. Labai klestinti bronzos amžiaus kultūra. Lietuvos mokslininkai mėgina sužinoti, kaip šis itin svarbus civilizacijos priešistorės laikotarpis ir šis metalų lydinys paveikė mūsų protėvių gyvenimą, kultūrą, ekonomiką. ES struktūrinių fondų skirta visuotinė dotacija leido daktarai Agnei Čivilytei nuodugniai ištirti Nacionalinėme muziejuje saugomus bronzos laikotarpio radinius. Žinoma, tai įeina į klausimų sferą, į klausimų ratą prekybos keliai ir iš kur galėjo būti gaunama rūda, iš kurios pagaminti dirbiniai mūsų rytinėme Baltijos jūros regione. Finansuojamas projektas vadinamas Technologija ir visuomenės raida priešistorija – bronzos amžiaus metalo dirbinių tyrimai. Mokslininkė dėkoja Lietuvos nacionaliniam muziejui už suteiktą galimybę tyrinėti šiuos negausius metalo dirbinius.
Mes tyriame, žiūrim, kaip pasiskirsto metalo dirbiniai atskiruose regionuose, kokia koncentracija, kokios jų yra savybės ir ar galima atsekti tam tikrus kultūrinius skirtumus, chronologinius skirtumus ir gamybos technologinius skirtumus šiame regione. Pagal šį projektą buvo atliekami tyrimai, naudojant tik muziejuose esančius archeologinius objektus. Buvo siekiama suvokti įvairius bronzos amžiaus epochos aspektus, taip pat atkurti technologinį liejimo procesą. Apibendrinant tyrimų rezultatus galima pasakyti, jog tas lygis technologinis tikrai neatsiliko nuo vidurio Europos metalurginių technologijų. Faktiškai tai vienas ir tas pats, tie patys tiek ir trūkumai, tiek ir teigiami bruožai pastebimi. Manyčiau, kad ta pradinė metalurgijos fazė, ji buvo silpna ir čia gyvenančios bendruomenės dar negamino patys metalinių derinių. Vėlyvajame bronzos amžiaus laikotarpyje dabartinės Lietuvos teritorijoje buvo pradėta masiškai gaminti bronzinius dirbinius piliakalniuose. Ten stovėjo įtvirtintos gyvenvietės. Tai įdomu, nes mūsų regione aptiktos bronzos gamybos vietos yra kitokios, lyginant su Vidurio Europa. Galima klausti, kas įvyko staiga ir kodėl pradėta gaminti tiek daug ir taip masiškai. Ir galima, žinoma, sakyti, kad štai metalurgijos lygis pakilo, žaliavos iš kažkur gauta daug daugiau ir pradėta vietoj tikrai jau gaminti nepaprastai daug. Tačiau, pažiūrėjus, kas buvo gaminama, vėlgi kyla klausimas, kokio lygio ta metalurgija buvo. Mes matom, kad buvo gaminamos didžiąją dalim daugiausia apyrankės ar smulkus papuošalai, bet ne stambus dirbiniai, ne prestižiniai dirbiniai kaip ginklai. Agnė Čivilytė su kolegomis atliko 44 dirbinių metalurginius tyrimus, kad nustatytų radinių cheminę sudėtį ir rūdos kilmę. Kita tyrimų kryptis buvo technologijos eigos rekonstrukcija. Mokslininkų manymų rezultatai yra netikėti, o gal net sensacingi. Metalurginiuose tyrimuose ypač įdomus buvo 2 objektai. Vienas jų yra žymioji statulėlė, bronzinė statulėlė rasta Šernuose, dar 20 amžiaus pabaigoje, sukėlusi daugybę diskusijų moksle, kuri buvo laikoma iki šiol, dalis tyrinėtojų laikė ją originalių radinių iš bronzos epochos importuotų iš tolimų kraštų, tai yra hetitinė statulėlė, hetitiška dievo statulėlė. O dalis visgi teigia net naujausiuose tyrinėjimuose, jog tai gali būti suvenyras ir falsifikatas. Tai mūsų tyrinėjimai, šita statulėlė pati dingusi, bet prieš keletą metų buvo identifikuota jos kojelė. Mes atlikom tyrimus ir nustatėm, jog tai tikrai yra bronza. Tai čia pasitvirtino iš tiesų, kad šita statulėlė iš tiesų yra bronzos amžiaus objektas, kuris pasiekė mūsų kraštus labai sudėtingais keliais. Ir tai yra vienas įrodymų, jog nors ir periferinis regionas, Rytų Baltijos regionas yra visgi palaikę labai intensyvius kontaktus su tiek kaimyniniais, bet ir tolimaisiais regionais, net ir kai kuriais siekiančiais net ir patį Egiptą. Antrasis tirtas objektas yra bronzinė liejimo forma, saugoma Berlyno priešistorės muziejuje. Dažniausiai tuo metu buvo naudojamos vienkartinės liejimo formos – molinės arba daugkartinės, akmeninės ir metalinės, pastarosios ypač retos. Ši forma rasta Dovilose, Lietuvoje. Ji yra sensacinga tuo, kad tai yra ankstyviausia bronzinė liejimo forma visoje Šiaurės vidurio Europoje. Ir tokių liejimo formų, ne tokių identiškų, bet apskritai metalinių liejimo formų visoje Europoje per visą bronzos amžių, kuris truko apie 2000 metų, tai yra vos tik daugiau nei 150. Šie rekonstrukciniai tyrimai mokslininkams leido sužinoti, kaip tiksliai buvo gaminami bronzos dirbiniai, kokių žinių reikėjo norint pagaminti kirvį, kokios temperatūros buvo naudojamos. Remiantis tyrimais galima nustatyti visą metalurgijos proceso eigą. Čia yra
medžiaga iš Lietuvos piliakalnių surinkta ir štai matome mano minėtas molines liejimo formas ir tiglius, kuriuose buvo tirpdomas lydomas metalas ir vienoje formų įdėtas kirvelis, bronzinis kirvelis, mes jį taip pat ištyrėm ir nustatėm, kaip jis buvo gaminamas. Tai štai mes matome vienkartinės liejimo formas ir dvipusę akmeninę liejimo formą, kas yra mūsų Rytų Baltijos regione tikrai reta. Čia matome du kovos kirvius, jie vadinami baltiškieji kovos kirviai arba nortikių tipo kovos kirviai pagal Rytprūsiuose rasto Nortikėnų vietovėje lobį, kuriame buvo rasti 40 tokių kirvių. Tai mes taip pat ištyrėme jų gamybos technologiją, kiek laiko reikėjo gaminti tokį kirvį ir kaip pasiskirstė temperatūra metalo, kaip sustingo metalas. Technologinio proceso atkūrimas tik vienas šio mokslinio darbo tikslas. Naujos medžiagos ir tobulesni įrankiai suteikia žmonėms naujas galimybės ir dažnai keičia visuomenę, jos santykius ir jos raidą. Archeologų tyrimų rezultatai praturtina ir kitus mokslus, padeda geriau suprasti socialinius procesus. Tyrinėjimai rodo, šie tyrinėjimai, jog rūda tikriausiai mūsų regioną pasiekė iš vidurio Europos rūdynų, o ne iš tolesnių regionų, tai yra toli nereikėjo eiti, kad gauti metalo rūdą. Ir žinoma, socialiniai klausimai. Ką reiškia metalo dirbiniai? Ar jie buvo naudojami kasdienybei, ar įvyko koks nors buitinis lūžis žmogaus gyvenime, pradėjus naudoti metalą. Tai visgi atrodo, kad metalas daugiau buvo prestižo objektas. Metalas žmogaus gyvenime tikrai reiškia labai daugą, bet buitis dėl metalo nepakito. Socialiniai santykiai formuojasi gan lėtai ir mokslininkai Lietuvoje neranda tokių drastiškų pokyčių, kokie buvo Vidurio Europoje. Tuo metu ten atsirado turtingų kapų, pilkapių, kuriuose gausu bronzinių įkapių. Atsirado gyvenviečių, kuriuose akivaizdžiai išryškėjo socialinė atskirtis. Lietuvos teritorijoje tokia turtinė nelygybė atsirado vėliau. Štai šitaip, žingsnis po žingsnio, archeologų darbai padeda mums vis daugiau sužinoti apie protėvių gyvenimo ypatumus ir technologijų pažangą. Laidą galite pasižiūrėti ir LRT mediatekoje.